Sveiki, šiandien dar viena diena, kai nemažai prasimokiau. Tai dabar, kiek matau, yra balandžio 26. Ir kaip visada perėjusiu, ką šiandien dariau, truputį pafilosofuosiu, na kaip visada. Taip, jau diena 38. Ir aš iš tikrųjų paskutiniam dienom truputį jaučiuosi, kad laiko įdedu daug, bet realiai nieko praktiškai nedariau, tik tai skaitau ir... Ir čia ne dabar, čia užsieniai buvo ir 36 diena su APIs. Ai, nu kažkiek dariau, bet ten irgi vis tiek tutorialai sakant. Tai jau noris kažką pradėti savo daryti. Ir dabar galim iškart pereiti turbūt prie šito. Tai pagal mano trečią fazę, kas turėtų būti, tai Django Intermediate ir JavaScript Basics, ar ne? Ir antras projektas. Nuo 33 iki 80 apytiksliai. Dabar 38. Tai dar 42 dienas liko. Tai resursai Django for Professionals don't, Django for APIs don't. Tai šitas knygas jos gan... jos giliai nėjo, jos viską taip abstrakčiai apėmė. Ir dabar aš einu šitą Mozilla Django ir JavaScript info. Tai Mozilla Django man šitas labai patiko, va dabar perėjau nuo 4 iki 9 parto. Tai man jis labai patiko, nes jis... tuos dalykus, ką Django for Beginners, Professionals ir APIs rašė, tiesiog viską paėmė daug giliau, viską tiesiog plačiau papasakoja. Nors tutorialas kaip ir nėra platus, bet tų basic dalykų nekartoja. Ir gaunasi, kad mažai teksto fokusuota į gilį, o ne į plotę. Aš tas dalykas gan patinka ir aš manau, kad dar tikrai, kai darysiu savo projektą, tai ar kažkokį... kai darysiu projektą, tai turbūt dar pažiūrės, nes ypač su formom, su modeliais, tai labai tokie atrodo dalykai, kurių dar prieš tai nemačiau, tokie gan sudėtingus dalykus tiesiog parodo, kaip praktiškai padaryti. Ir dabar kas eina toliau pagal mane, tai Django Intermediate viskas gerai, ir JavaScript Basics, tai va dabar su JavaScript Basicsais. Kadangi aš vis tiek galvau, kaip JavaScriptą man reikės naudoti, nes aš nusprendžiau naudoti Reacto ir pereiti prie HTMX su kažkokiu JavaScripto library, kad nereiktų Reacto naudoti, nes Reactas labai ilgai reikia mokytis ir tada JSX, ten JavaScript plainas, ten ar kita struktūra yra kalbos, tai aš pagalvojau, kad man neapsimoka mokytis JavaScripto, nes tiesiog galima paprasčiau padaryti. Ne JavaScripto, o Reacto. Ir mokytis plain JavaScriptą ir su juo padaryti tą, ką Reactas padaro, ir tą daryti su HTMX irgi. Tai dabar kame yra esmė. JavaScript info, galim pažiūrėti, kad suprastume, kame yra esmė. Aš dabar galvoju, ir aš jį turiu. Ne, lyg ir neturiu gerai, tai atsidarysiu JavaScript info. Ai, čia. Tai, ar ne, jeigu aš perėjau dabar šituos per vieną dieną 6 valandų mokymasi, ne 6, biškai mažiau. Dabar per šiandien aš perėjau lyg ir tiek. Kažkur tiek. Gal neprisimenu. Ir dar jeigu pažiūrėsim, kiek man liko, tai čia yra labai daug ir čia yra labai nuobodu, aš sakyčiau. Aš manau, kad šita svetainė yra labai gera, kai tu esi prislėtis prie pačio JavaScripto. Ir tuomet viską giliau pažvelgti yra labai naudinga, o man dabar, kai aš dar nieko nedariau ir viską mokytis teoriškai, tiesiog ne. Tai dabar truputį keičiu savo planą. Aš noriu pradėti daryti jau projektą, bet greičiausiai, kad ne e-commerce projektą, o jau savo projektą pradėti daryti. Nes manau, kad man Django žinių paprastų supratimo, kaip viskas veikia, aš manau, užtenka. Ir pradėti kažką daryti, o vėliau tobulinti, aš manau, kad čia yra geriausias sprendimas ir tuomet galima jau ir pradėti tą patį tailwind daryti, kas visai yra fazėje, tik tai 5, čia yra realiai už 100 dienų, kas yra už 3 mėnesių, tai čia daugiau negu 3 mėnesių, tai čia crazy. Ir dabar pagalvojus, kad tailwindo turbūt būtų gerai praktiškai jau pradėti po truputį mokytis, ir aš galvoju, kad kurios featuresus jau gali pradėti dabar daryti. Ir tuomet aš matysiu, ko man trūksta.
Taip pat aš dar prie HTMX neprislietęs, tai vat irgi galvoju... Šiaip nežinau, reikia dar pažiūrėti, gal rytoj man tiesiog verta dar prie HTMX biškai prisėsti, nes rytoj šeštadienis, tai laiko turbūt bus gan normaliai. Tai turbūt aš rytoj vat irgi norės, kad tai prislies kažkiek prie HTMX, kokią valandėlę, 2 skirti, kad tiesiog su sintakse susipažinti ir toliau jau pradėti daryti. Tai dar šiandien prisėsiu pasiplanuoti, ką darysiu, kaip darysiu. Ir tuomet pradedu jau savo projektą daryti, o šituos antrąjį e-commerce ir trečiąjį projektą kol kas palieku į ateitį, nes aš manau, kad juos galima integruoti ir aš tą patį e-commerce projektą gal net ir tada priskaitysiu prie to, ką aš dabar darau. Nes su e-commerce projektais tai kam yra esmė, kad e-commerce Django. Kokia yra esmė, kad čia kas matom prieš metus, prieš 3 metus, yra ok, bet problema, kad jie... Problema, kad aš noriu, kad kažkas darytų su HTMX iš esmės. Ir su HTMX buvo vienas labai geras tutorialas, aš dabar galvoju. Buvo labai geras vienas tutorialas su HTMX, kur daro, bet ten labai platus tutorialas. Man regis, turbūt ir šitas. Jo, šitas tutorialas. Jis labai platus ir aš manau, kad aš jį gal dar vėliau kažkada pažiūrėsiu. O dabar aš bandau basicsus daryti ir aiškintis, kas blogai, nes... taip dabar žvaigsiu. Nes aš bandau dabar išsiaiškinti, ne tai, kad išsiaiškinti, bet į vieną molio gabalėlį viską sulipdyti. Jeigu aš turiu Django dabar... Django vieną pagaliuką, ar ne? Man reikia dar sujungti prie Django JavaScript'ą, HTMX'ą, tuomet Tailwind CSS'ą. Tai čia yra 3 dalykai, kuriuos man reikia sujungti ir kurių aš visiškai neliečiau. Ir aš iš esmės juos turiu tikrai gerai išmokti, jeigu aš noriu tvarkingą turėti aplikaciją. Tai tų idėjų daug ir sakau, tai... Rytoj turbūt aš noriu dar pažvelgti į HTMX sintaksą kažkiek laiko skirti ir tuomet jau pereiti prie Backbone projekto savo darimo. Tiek šiandien iš manęs, truputį pafilosofavau ir žiūrėsim kokiam nuotaikom rytoj aš čia prie kameros ateisiu. Tai tiek šiandien iš manęs ir mokymasi tęsiu rytoj.